Nepaisant to, kad prieš pirmenybės turi autsaiderių statusą. Mantas Kalnietis, pirmasis jo metimas iš 3 taškų zonos, 24-ąją atakos sekundę. Ir rodiklis vertinant komandos įžaidėją, tačiau gali ir pats rinkti taškus Mantas Kalnietis. Ir lygiai taip pat sėkmingai juda belgai atrankos varžybose. Užsitikrina savo vietą tarp 24 stipriausių komandų. Pataiko Martynas Pocius iš 3 taškų zonos. Europos čempionate yra Belgija. Teko atakuoti. Geras perdavimas į baudos aikštelę. Štai tokių daugiau epizodų norėtųsi pamatyti Lietuvos komandos žaidime. Matyti vienas kitą, jausti vienas kitą štai čia. Net nespėjo varžovas iškelti rankos, o Donatas Motiejūnas po varžovų krepšio. Jonas Bačiulis, čia jo vieta, čia jo taškas ir pataiko iš jo Jonas. Žiauriai būtų įdomu pamatyti startinį Lietuvos komandos penketą, kuriame būtų. Na, jeigu ne startinį, tai tiesiog penketą, kuriame kai Ibrahimas Džeberas išvažiavo, palikdamas Kauno Žalgirį ir nebeturėjo tokio spaudimo už nugaros, nebeturėjo tos nuolatinės kovos dėl vietos aikštelėje. Adas Juškevičius jautėsi gerokai užtikrinčiau ir Lietuvos krepšinio teoriškai į žaidėjo poziciją turėtų perimti Jonatanas Stabu. Graži Lietuvos komanda. Nesiryžo metimui, nors turėjo laiko Vytenis Čiužauskas. Linas Kleiza irgi turi laiko ir pagaliau pavyksta Linui Kleizai pramušti tą. Martynas Gecevičius, naujas laikas Lietuvos komandai neprasidėjo, reikia mesti, Vytenis Čiužauskas daro tai ir pataiko susirena. Pozicijoje Jonas Valančiūnas, jo prasiveržimas ir metimas kairė ranka, 41-27. Geriems, paruoštiems ir laisviems metimams. Na štai čia, tikrai gera proga. Ir Martynas Pocius pataikęs tą tritaškį dar labai nori išprašyti pas Tomą Jasevičių pražangos. Užteks ir to tritaškį. Dabar jau metė, bet no, metimas netaiklus. Jonas Valančiūnas atkovoja kamuolį ir vėluodamas. Gecevičius atgal, 7 sekundės. Tomas Delninkaitis leidžia jam varžovas atakuoti ir pataiko Tomas Delninkaitis. Vytenis Čiužauskas, atsiprašau, perima kamuolį Tomas Delninkaitis, pabėga nuo varžovo ir prisidengęs taip korpusu, lengvai užbaigė ataką. Na, bet tų perimtų kamuolių, kurie pasibaigė greitomis atakomis, taip pat norėtųsi matyti. Mindaugas Kuzminskas, jo metimas. Linovičius bando pastatyti užtvarą Martynui Pociui. Įkerta į baudos aikštelę Mindaugas Kuzminskas ir vat kaip norisi štai tokių epizodų daugiau ir dažniau matyti Lietuvos komandos žaidime. Visiškai išsklaidyta belgų gynyba. Yra to 66-53 ir tuo TV3 televizija transliaciją baigia. Kita ateinantį pirmadienį iš Panevėžio Lietuva, Švedija. Likit kartu su Lietuvos komanda ir jos pasirinkimų čempionatui.